Nuns yra 160-170 kvadratų grobė. Nu kaip, apačia 100, nu į viršų 100, bet nuns ir matot, nu taip, tipa, kubadnos, bet viršų irgi reiškia 100 kvadratų, į grobę 200, o tas į 16. Ekoenergiją aš radau Facebook'e, atsitiktinai iškodams apie šilumos siurblius, oras, vanduo, nes jau daug metų turėjom, reiškia, oras, paskui turėjom granulinį ir kaip granulinis pradėjo mums streikuot, tada pradėjo iškoti alternatyvą, galvoju, visi draugai naujos namos dėdo oras, vanduo ir kadangi buvau planuose irgi pasistatyti saulės elektrinę, tai sakom, pabandykime mes tą oras, vanduo. Ir pabandėm, nu nesiskundžiam. Statydamės biškiauką gal nepagalvojom, kad į ateitį didžiuosius kambarius visus dėjom radiatorių, o virtuviai voniuose ir koridoriui dėjom grindinį. Aišku, grindinis šildo efektyviau, jautis ką maloniai, bet tai truputėlį gal mūsų tas efektyvums krent, kadangi yra mažiau grindinių, daugiau radiatorinių ir dar mūsų namas yra aukštas, 3 metrų aukštas, tai didžiulė kubatūra ir didelė. Jie atvažiavo pas mumis, buvo paprašyta kuo greičiau, tai jie atvažiavo pas mumis šeštadienį, net ryte. Už 1,5 savaitės užsakėm, padarėm, tai labai stebėjomės. Jie atvažiavo, sakau, apie 11 valandą čia atvažiavo pas mumis, da buvo paklydę. Ir jie atėjo, pradėjo sakyti, ko ne, sako, per dieną, kadangi jūs norite su integruotų boileriu, sako, čia niekaip, nes norėjot pareit, sako, čia labai daug vamzdynų bus. O šiaip tai jie, sakau, labai kruopštė, labai sąžininga sumontavo. Ėjo, klausė, kur elektra eina, kur kad kažką nenupjaut laidų, nenugręžt, labai taip sąžiningi vyrai. Ir jie per 1,5 paros geros sumontavo, žodžiu. 16 kW, kaip atvažiavo ten iš Ekoenergijos, tas vadybininkas Arlandas, jis paklausė, kiek yra, sakau, gal mažesnis, sako, gal ne, ir sako, tai siūlyčiau apie 16, pasakiau, sakau, apie 160, jie ten maždaug skaičiuoja 1/10. Šeimyna nemaža, sūnai sportininką, pareina, reik boilerį, žinot, daug sunaudoja, o dabar kažkaip labai greit prišyla, kas man patiko, tas naujasis boileris, tiesiog nukrent temperatūrus, pradeda šniokšti, persijungia ir labai greit prišyla, per 15-20 minučių vėl pasiek darbinę temperatūrą ir išsijungia. Aš jau girdžiu, kad persisuktas. Jau tada jau viskas nutyla ir vėl, jeigu nuleidi vandens, atšala ten ir užstatyta žemesnė temperatūra, prie katros vėl įsijungia. Pavyzdžiui, su granulin taip greit neprišyla vanduo. Pradžioj gal sūnus, kai parvažiavo, sako, lyg girdėdavau, kadangi kambaryčiai jau mėgamais. Bet, kad nelabai tai trukda. Aš nežinau, mums tai pakankamai stylus ir kad taip labai jau šniokštų. Pareini iš toli girdė, pareis namo, kai jau ir įsijungs, bet kad trukdytų, tai ką mes ir taip visą laiką triukšmė dirba, manau, kad tikrai tas diskomfort nesukel. Visiškai niek, tik tai pultelis yra, aš sėdžiu darbę. Jeigu šeimyna paskambina, aš prisijungiu darbę per tą smart netą ir padidinu temperatūrą. Visiškai. Svarbu, kad, aš manau, kad čia antiek paprasta, čia nei šiukšlių, nei granulių, nei dulkių, nieko. Neneš, nei gelt, nei krauti, jo, tikrai taip.